visiems dalyviams, didžiausia pagarba organizatoriams. Labas Latvija, sveiki. O, Putvenį dzen laivinių, ai dzen mane į kurdzemę. Привіт, Україна! Terė Estonija. Aš labai džiaugiuosi, kad, kaip išgirdote iš vedančiojo, jau 56 kartą vyksta ši graži regata. Šiandien turime ir ypatingą progą, apie kurią mes turbūt dar pakalbėsime viršui, patalpose Klaipėdos irklavimo centro. Pasveikinsime mūsų legendą, kuri ir sukūrė visą šitą sportininkų dvasią. Šie metai parodė, kad visa ši veikla eilinį kartą. Parodė, kad ši visa veikla, sportinė veikla, irklavimas yra Lietuvos pasididžiavimas. Labą dieną visiems, labai malonu jūs čia visus matyti ir man visą laiką taip malonu ir taip širdžiai miela sugrįžti į Klaipėdą ir pamatyti, kiek čia žmonės, kiek mane supa daug palaikančių žmonių, visas Klaipėdos irklavimo centras, meras čia irgi yra. Tai tikrai Klaipėdos miestas man labai brangus, ne kartą minėjau. Ir tiesiog esu labai dėkinga Klaipėdai už visą paramą, be jos nebūtų šitą medalį. Ačiū visiems. Linkime toliau tokių laimingų metų, sėkmingų metų, daugiau medalių irklavimo Klaipėdos centre. Ir taip, vaikai dar žodį perduosiu. Taip, išlikite mums visiems pavyzdys, toks jaunatviškas, toks visą laiką pasipuošęs, visą laiką su nuotaika, mes apie jūs pasakojam savo draugams, kokį mes nuostabų direktorių turim, tai labai labai dėkojam ir džiaugiamės ir dar daug džiaugsmingų jums metų, tai sveikinam. Laikas Danijos regatą apdovanoti rimtesniais prizais, kad tavo vardas Danijos regatoj skambėtų visą gyvenimą. Šitą taurę įteikiam, jinai bus perinamoji. Šitie metai bus įteikti tau metams, o po metų tu jau nuspręsk, kokią valčio klasę tu norėsi apdovanoti. Ir ačiū. Šitos taurės sertifikatai visuomenį gaminta. Gerai pasakius labai ačiū, bet jaučiu, kad sakant, kai kuriamas naujos šitos taurės imidžas ir ateitis, tai reiškia... Čia yra visos trys metalo rūšis. Bronza, sidabra ir auksas.